Dirbtinis intelektas geba sugeneruoti vaizdus, kurie gali būti labai realistiški, ar ne? Aš jums parodysiu nuotraukas ir vienoje iš jų, tik vienoje, yra mano pusbrolis Algis. Kurioje nuotraukoje yra Algis? Dešiniai. Toj. Ne vienoj nuotraukoje, jos abi yra sukurtos dirbtinio intelekto. Kaip jūs patartumėt, kaip mums apsisaugoti nuo tokių vaizdų, kur sukurti to dirbtinio intelekto, kad taip, kad net mama savo vaiko net pažįsta? Mama, rimtai? Turbūt 100% apsaugos nėra ir nebus. Irgi vėl lieka tas pats kritinis mąstymas ir pasitikslint, ar tikrai taip galėjo būti, kaip ten pavaizduota. Nes taip vaizdai generuojami ir jų kokybė bus žymiai geresnė dar. Bus video tuoj kokybiški, kur irgi nepasakysim ar nufilmuota ar žmonės. Galbūt ten bus kažkokie elementai, gal bus kažkokie įrankiai, kurie identifikuos kai kuriuos atvejus. Bet tikrai mes nežinosim, kaip pagamintas tas vaizdas.